Jau Ką tu? laukiam kokteilio. Dar neužsisakė, bet laukiam jau. Gal 15 minučių, jeigu nedaugiau. Šavalas. Salos bariukas. Pagaliau sulaukiam mūsų eilės užsisakyti kokteiliukus. Jo, dabar laukiam kokteiliukų. Tikiuosi, kad neužtruks vėl tiek pat. Daug šviesų ir daug garso. Kaip užsirakina mūsų namelio durys. Iš vidaus. Tiesiog su tokia kavalka. Ir jokio užrakto nieko. Blemba, pamečiau. Ką mes čia darom? Ant koralo strigom. Susipriekį suvarė, kad išstumtum. Visi stovim. Stumė. Išvažiuojam. Čia išplaukėm su laivu į Puketą ir tiesiog vidury jūros sustojom ir dabar iš kito laivo pas mus perlipa žmonės. Esam Puketo autobusų stoty. Labai fainas. Atplaukėm su 2 laivais ir dabar laukiam savo autobuso, kuris bus už 2 valandų. Ir važiuosim iš Puketo į Bankoką 12 valandų. Ir tada, nežinau ką veiksim Bankoke, nes turėsim lygiai 12 valandų laisvų iki skrydžio. Kimarinsim.
Bet to nusipirkau kavos už 8 centų. Ice latte. Šiaip darė tai žiauriai, ten moterytė atrodė, kad iš paskutinių ingredientų man ten sukrapštė viską ir padarė kavą. Bet visai normaliai, visai skaniai. Gali padėti man biškį krenta. Čia nežinau, kodėl nieko nešnekėjom ir nekomentavom, turbūt buvom labai apsimiegoję, bet esmė ta, kad nusipirkom autobuso bilietą iš Phuketo į Bankoką už 23 eurų žmogui ir gavosi taip, kad į tą kainą įėjo ne tik kelionė 12 valandų, bet gavom ir užkandžių, ir gėrimų autobuse ir dar mus atvežę buvo į food courtą, tokį kaip ir gan didelė, kur bilietą autobuso galėjai išsikeisti į maisto kuponą ir už tą kuponą pasiimti nemokamai pavalgyti, ką nori. Esu apgautas lygiai vietoje. Paprašiau makaronų su vištiena. Gavosi vištiena su befiga imbiero vietoj makaronų. Aišku, vištiena skani, bet daugiau. Esam Bankoke, skrisim į Singapūrą, Tomas perka lėkštutę, suvenyrą. Turi parodyti visą dokumentaciją, pasą, bilietą skrydžio. Nenori Tomui parduoti lėkštutės už 200 batų. Aš tiesiog sėdžiu ir laukiu. Labai ilgas procesas. Kas yra? Pakliuvo. What time? 6 a.m. 6:40. Dar nėra niekur buvę tiek problemų įsigyti lėkštutę už 200 batų oro uoste. Turbūt mes pirmi klientai per, nežinau, 5 pastarąsias dienas ir jinai ant tiek nuobodžiauja, kad turi dabar labai ilgai viską daryti. 3 hours later. Nu, pagaliau girdėjau pypsėjimą. Užtrūkom, kai pasų kontrolį tiek neužtrunkia. Esam labai fancy oro uoste. Singapūro oro uostas, kaip 60 akropolyje. Gaila, negalim čia ilgiau pasivaikščioti, nes turim labai nedaug laiko per tarpiniai skrydžiai. Kur esam? Atėnuose, Graikijoje, 7 val. Ryto, vlogas iš lėktuvo, vėl to pačio.
kelias bus į Berlyną. Esam vis dar Vokietijos oro uoste. Tomas nusikaltęs stovi prie charging stationo. Bet žiauriai tuščias oro uostas čia. Visai nėra žmonių. Nėra šurmulio. Viens kitas pravažiuoja. Dar liko mums laukti 5 valandos ar 6. Žodžiu. Per tą laiką sueditinau pirmą vlogą. Kas nepasižiūrėjo, tai pažiūrėkit. Reikės pasiimti kavos gal. Einu pakalbinti Tomą. Ką veikia? Marino, ką tu veikia? Filmuoju. Spjaudžiu. Skaitinėjau Ir nusibaudęs, jie stovi čia. Skram telefoną, gali parodyti savo sekėjimą. Coffee time. Editinu vlogą su mažoju pagalbininku ir pastebėjau, kad neturim jokio atsisveikinimo. Tai dabar jau yra praėję mėnuo nuo mūsų grįžimo ir overall labai patiko mums šitą kelionę. Turbūt, kad kartosim ir planas yra gal net važiuoti ir pakeliauti dar tarp kitų šalių Azijai. Tai va, o šita Tailando vlogų serija baigėsi. Todėl turim atsisveikinti, bet dar laukia daugiau nuotykių ir daugiau video, tai tikrai nepradingsim. Todėl subscribe, like and share, kad pamatytumėt notificationus, kai išeis nauji vlogai. Ir iki.